Sveiki atvykę į mano kanalą. Esu Margarita ir šiandien noriu pasidalinti, kodėl sukūriau šią erdvę. Vietą, kurioje kalbėsime apie mirimą, mirtį ir gyvenimo prasmę. Esu išlydėtoja. Tai darbas, kuris kasdien kviečia mane būti šalia žmonių paskutinėmis jų akimirkomis. Šalia šeimų, kurios atsisveikina. Tose tyliose, jautriose erdvėse supratau, kaip stipriai mūsų visuomenėje vengiama kalbėti apie mirtį. Ji vis dar laikoma tabu, nors yra neišvengiama artima kiekvienam iš mūsų. Būtent todėl nusprendžiau kurti šį kanalą, kad būtų vieta, kurioje apie mirtį galima kalbėti atvirai, drąsiai, bet su pagarba ir žmogišku supratimu. Noriu ne tik padėti žmonėms būti su šia tema, bet ir suteikti daugiau sąmoningumo, šviesos, tikrumo atsisveikinimo procesui. Tikiu, kad atviras santykis su mirtimi padeda kitaip pamatyti ir gyvenimą, giliau, prasmingiau. Nelengva rasti tinkamus žodžius kalbant apie mirtį. Mano požiūris į mirties procesą susiformavo iš asmeninės patirties, prisilietus prie artimųjų išėjimo slėpinio. Visu tuo noriu pasidalyti su žmonėmis, kuriems tai rūpi. Reikia išdrįsti kalbėti apie mirtį kaip apie žmogiškąją patirtį, apie perėjimą. Nenoras arba baimė tai daryti, apmąstyti mirties slėpinį yra vienas didžiausių trukdžių, neleidžiančių tinkamai pasiruošti neišvengiamai tikroviai. Esu atvira pokalbėms su išeinančio ar išėjusio žmogaus artimaisiais ir pasiruošusi padėti jiems suvokti mirties, kaip perėjimo iš vieno pasaulio į kitą procesą. Suprasdami, kaip viskas vyksta, mes galime labai padėti ne tik išėjusiai sielai, bet ir savo. Esu pasiruošusi pasidalyti žiniomis apie mirimą ir mirusiųjų palydėjimo kultūrą. Ši tinklalaidė tik pradžia. Ateityje kursiu daugiau pokalbių įvairiomis temomis. Apie mirties baimę, kaip su vaikais kalbėti apie mirtį, apie gyvenimo ciklus, netekties skausmą ir viltį. Turiu sukaupusi daug žinių, patirties, istorijų, kuriomis noriu dalintis ir su jumis. O mūsų kalbos apie mirtį jos neprišaukia. Priešingai, mes dar giliau suprantame gyvenimą. Priimdami mirtį kaip gyvenimo dalį, tampame sąmoningesni, jautresni, atviresni vieni kitiems ir savo. Ir tada išlydėjimas tampa ne vien liūdnu atsisveikinimu, bet ir švelniu, prasmingu, gyvu ritualu, kupinu dėkingumo. Ir tikrai tai nebus tik apie mirtį. Tai bus ir apie gyvenimą, apie tai, kaip būti, kaip jausti, kaip gyventi iš tikrųjų. Ačiū, kad esate čia. Jei šios temos jums artimas, likite kartu. Kviečiu pažinti mirtį, kad galėtume iš tiesų pamilti gyvenimą. Nepamirškite, gyvenimas yra gražus.